Balandžio 29 gegužės 5 dienos savaitės horoskopas. Savaitė galinti priminti energingas namo statybas. Jos dienomis Saulė ir Jupiteriui judant Jaučio ženklu, pirmiausia klokite savo ateities pamatus, o tada rūpinkitės sienų mūrijimu. Savaitės pradžioje į Jaučio ženklą atkeliavus Venerai pagrindinį dėmesį norėsi skirti esminiams, konkretiems materialų pagrindą stiprinantiems sprendimams ir veiksmams. Esant artimai Marso ir Neptūno pozicijai, stiprės kūrybingumas, lengviau rasite situacijoms ir netikėtus sprendimus. Savaitės vidurys Marsui atkeliavus į Avino ženklą pasižymės stipria energija. Nukreipkite ją tiems darbams ir reikalams, kuriuos galėtumėte atlikti išsyk. Ketvirtadienis Mėnuliui judant Vandenio ženklu gali būti dosnus naujomis idėjomis, įdomiais sumanymais. O penktadienį daugiau dėmesio skirkite finansiniams reikalams. Ši ir šeštadienio dienos taip pat palankios buities tvarkymo, remonto, statybų darbams. O sekmadienis Motinos diena šauni šeimos šventei, renginiams, artimųjų susitikimams. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Savaitė galinti priminti sporto varžybas. Jos dienomis jūsų ženklų judant Chironui, kylančiam mazgui ir Merkurijui, jau pirmosiomis savaitės dienomis kaupsite jėgas būsimam startui. Jam metas savaitės viduryje į jūsų ženklą atkeliavus Marsui. Tad imkite svarbiausiųjų jums reikalų projektų įgyvendinimo. Saulei, Venerai, Jupiteriui ir Uranui, keliaujant Jaučio ženklu, ketvirtadienis tiktų darbų paieškoms, dalykiniams susitikimams, nekilnojamo turto operacijoms. Penktadienis jums anksčiau pradėtųjų projektų užbaigimui, tiktų statybų remonto darbų tęstinumui. Šeštadienis palankus siekiantiems pergalių sporte, aktyviai fiziniai veiklai, tvarkant namų aplinką ar darbuojantis sode, tiktų persikraustymui į naują gyvenamą vietą. Sekmadienį paminėkite Motinos dieną, daugiau laiko skirkite artimiesiems, kūrybingam šeimos poilsiui. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Jaučio ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienos naujų bei papildomų finansinių šaltinių paieškoms, puikios draugystei ir meilei. Ir tam palanki jums jau savaitės pradžia nuo pirmadienio į jūsų ženklą atkeliavusi Venerai. Savaitės viduryje Marsui pradėjus kelionę Avino ženklu tinkamas metas ieškantiems naujų galimybių. Ketvirtadienį ir penktadienį stiprinkite materialų pagrindą, planuokite svarbiausius darbus, realizuokite naujas idėjas bei sumanymus. Šios dienos jūsų ženklų keliaujant Saulei, Venerai, Jupiteriui ir Uranui palankios ir jūsų karjeros pokyčiams. Keiskite į gerą tai, ką galite pakeisti. Šeštadienį kurkite kūrybingą. Dienos šaunios namų pertvarkai, naujų interjero idėjų realizavimui, gerbūviui, sodo daržo darbams. O sekmadienį pradžiuginkite mylimą mamą. Kai kam šios dienos svarbios asmeninio gyvenimo pokyčiams, draugystei ir meiliai, tiktų ir planuojantiems kurti šeimą. Šaunių sumanymų jums šią savaitę. Gimusiems po Dvynių ženklu. Mažų šuoliukų savaitė.
Šios savaitės dienomis, nors ir labai norėtųsi judėti didesniu greičiu, tačiau pirmenybę teikite ir smulkesniems, pergalę galintiems priartinti veiksmams. Savaitės pradžioje palanku pabaiginėti anksčiau pradėtuosius darbus. Tam palankus bus į Jaučio ženklą atkeliavusios Veneros ritmai. Šiomis dienomis ieškokite naujų bei papildomų finansinių šaltinių, metas tinkamas nekilnojamo turto sprendimams. Savaitės viduryje prie Merkurijaus viešinčio Avino ženkle prisijungus ir Marsui, laikas norintiems imti ženklių gyvenimo permainų. Seksis greitiems ir ryžtingiems, apmąstantiems savo tolesnius žingsnius. Ketvirtadienis ir penktadienis norintiems pasigerinti buitį. Šiomis dienomis atidžiau išklausykite draugų bei kolegų patarimus. Savaitgalis tiktų išvykoms, kelionėms, gražiai motinos dienos šventei. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Įdomių susitikimų savaitė. Šios savaitės dienomis galite sutikti ne tik seniai matytus kolegas ar draugus, bet galimos ir naujos dalykinės bei asmeninės pažintys. Jau savaitės pradžioje, Venerai perėjus į Jaučio ženklą, koncentruokitės į konkrečius materialius uždavinius. Mėnuliui judant Ožiaragio ženklu, šiomis dienomis svarbu įsiklausyti ne tik į tai, ką jums patars jūsų intuicija, bet ir atkreipti dėmesį į logiškas išvadas. Tai tinkamos dienos tolesnių planų kūrimui. Savaitės viduryje, Marsui įžengus į Avino ženklą, darbų tempas greitės. Ketvirtadienį ir penktadienį jų, kaip ir sprendimų, neatidėliokite. Tai dienos dalykiniams susitikimams, konkretiems žingsniams, galintiems kurti ir stiprinti materialų jūsų pamatą. Šeštadienis tiktų buitiniams reikalams, palankus namų pertvarkai, o šventiškas sekmadienis puikiai proga šeimos susibūrimui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Greitų sprendimų savaitė. Jos dienomis gali atrodyti, kad, kaip greitį didinantis traukinys, gyvenimo tempas vis greitėja. Savaitės pradžioje Venerai atkeliavus į Jaučio ženklą, palankus laikas ieškantiems naujų darbų pasiūlymų, dalykiniams susitikimams, nekilnojamo turto variantų paieškoms. Savaitės viduryje Marsui įžengus į Avino ženklą gausės įvykių bei netikėtų situacijų. Pravers jūsų ryžtas bei greita reakcija. Ketvirtadienis tiktų darbo naujoje vietoje pradžiai, o kai kam ir transporto priemonės įsigijimui. Penktadienį skirkite pradėtųjų darbų bei projektų užbaigimui. Laikas palankus ir aktyviai fiziniai veiklai, darbo vietos bei namų pertvarkai. Šeštadienį raskite laiko mėgstamam hobiui, sportui, o sekmadienį, švęsdami motinos dieną, kurkite džiugią nuotaiką namuose. Daug laimės akimirkų jums šią savaitę. Gimusiems po Mergelės ženklu. Naujų galimybių savaitė. Jos dienomis atidžiau stebėkite veikloms palankumo ženklus. Išklausykite jums išsakomus artimųjų ir draugų patarimus, kad laiku pamatytumėte galinčias jums atsiverti naujas duris. Savaitės pradžioje į Jaučio ženklą atkeliavus Venerai, palanku pabaiginėti pradėtuosius darbus, tęsti projektus. Spręskite susikaupusius finansinius klausimus. Savaitės viduryje Marsui pradėjus kelionę Avino ženklu seksis greitiems bei ryžtingiems.
Tai tinkamas metas buitinių klausimų sprendimui, remonto statybų darbams. Ketvirtadienį dažniau gali kilti kūrybinių idėjų, o penktadienį daugiau dėmesio skirkite ne tik įprastiniai veiklai, bet ir jaukumo namuose kūrimui. Šeštadienį leiskite aktyviai. Diena šauni sportui, pasivaikščiojimams su augintiniu gamtoje, o sekmadienį surenkite gražią motinos dienos šventę artimųjų rate. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė galinti pateikti naujų galimybių. Jos dienos gali priminti energingą prabudimą iš žiemos miego. Jau pirmosiomis savaitės dienomis Venera iškeliavusi iš jums opozicinio avino ženklo, galėsite suteikti savo darbams bei reikalams naują postūmį. Dienos palankios finansiniams reikalams tvarkyti. Šiuo metu galite ieškoti ir geriau apmokamo darbo pasiūlymų. Savaitės viduryje Marsui įžengusi jums opozicinį avino ženklą gali tekti prisiminti nebaigtus darbus, taisyti buvusias klaidas. Saulei, Venerai, Jupiteriui ir Uranui keliaujant Jaučio ženklu, ketvirtadienis ir penktadienis tiktų anksčiau pradėtųjų remonto statybų darbų pabaigimui. Šeštadienis jums buitinių reikalų sprendimui, namų pertvarkai, o šventiškas motinos dienos sekmadienis suteiks progą pasveikinti aplankius mylimą mamą. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė giliems jūsų apmąstymams. Saulei, Jupiteriui ir Uranui keliaujant jums opoziciniu Jaučio ženklu, šios dienos ypač tiktų jūsų atostogoms. O likusiems darbuose svarbu būtų tinkamai paskirstyti savo jėgas, kad gyvenimas neprimintų Sizifo akmens ridenimo į kalną. Savaitės pradžioje į jums opozicinį ženklą atkeliavus Venerai nesiimkite rizikingų abejotinų finansinių sprendimų. Savaitės viduryje Marsui įžengus į avino ženklą, kaip sportininkas galite pajusti antrąjį kvėpavimą. Tai metas užbaigti anksčiau atidėtuosius reikalus. Ketvirtadienį ir penktadienį savęs neskubinkite, neapsikraukite per dideliu darbų krūviu. Į priekį judėkite atsakingai, apmąstydami savo kiekvieną sekantį žingsnį. O šeštadienį būkite aktyvūs. Laikas palankus, norintiems pagražinti savo buitį, o ir sportuodami lengviau pasieksite gerų rezultatų. Džiugi motinos diena sekmadienį šauni šventiškiems renginiams. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai kaip iš gausybės rago, pasipils darbų ir reikalų. Avino ženklu keliaujant Merkurijui ir Chironui dažniau norėsis išsakyti savo požiūrį. Būsite linkę siekti greitų rezultatų, galėsite pasijausti labai reikalingų, nepakeičiamų. Savaitės pradžioje Venera įžengus į Jaučio ženklą gausėjant darbų, ypač svarbu bus tinkamai susidėlioti prioritetus. Šiomis dienomis nebūtinai norai sutaps su galimybėmis, o ir darbų tempas gali kiek palėtėti, tad juos derinkite su aktyviu poilsiu. Savaitės viduryje Marsui atkeliavus į avino ženklą vėl galėsite pajusti energijos antplūdį. Svarbu bus nukreipti į ją jums svarbiausia linkme. Laikas ypač tiktų susikaupusių darbinių reikalų išsprendimui. Ketvirtadienis ir penktadienis finansiniams ir buitiniams reikalams, namų interjero pertvarkai, o šeštadienis palankus norintiems daugiau laiko skirti aktyviam gyvenimo būdui, sportui, tinkamas laikas išvykoms bei kelionėms.
Sekmadienį surinkite gražią motinos dienos šventę. Šaunių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Savaitė svarbiems gyvenimo pokyčiams. Jos dienomis Saulei, Jupiteriui ir Uranui, judant Jaučio ženklu, galite atrasti savyje naujų jėgų, kad pradėtumėte naują savo gyvenimo etapą. Kas perkraus tarpusavio santykius, o kas pradės naują įdomią veiklą. Savaitės pradžioje Venerai atkeliavusi Jaučio ženklą palankus spręsti finansinius reikalus, o savaitės viduryje Marsui žengus į Avino ženklą palankus greiti sprendimai, konkretūs ryžtingi veiksmai. Ketvirtadienį imkitės buities gerinimo bei remonto statybų darbų pabaigimo. O penktadienis palankus siekiantiems profesinio bei asmeninio tobulėjimo, norintiems praturtinti save įdomiomis žiniomis, išsiugdyti naujus sugebėjimus. Šeštadienis tiktų mėgstantiems pasidarbuoti sode, o sekmadienį skirkite džiugiam motinos dienos paminėjimui artimųjų rate. Sėkmingų permainų jums šią savaitę. Gimusiems po vandenio ženklu. Savaitė, kai stiprės jūsų laisvės troškimas, kelionė ilgesys. Tačiau jų gali tekti dar šiek tiek luktelėti, nes gyvenimas gali kaip tyčia pasodinti prie dokumentais apkrauto stalo nepabaigtų darbų bei reikalų. Jau savaitės pradžioje Venera įžengus į Jaučio ženklą, pats metas juos užbaigti. Trečiadienį Marsui pradėjus kelionę Avino ženklu palankus greiti sprendimai, sektųsi įgyvendinti ir naujus sumanymus. Ketvirtadienį stiprinkit materialų pagrindą, o taip pat gražius tarpusavio ryšius. O penktadienio astrologiniai ritmai veikloje skatins imtis, reaguojant į besikeičiančias situacijas, konkrečių ryžtingų veiksmų. Šeštadienis tiktų išvykoms, kelionėms, aplinkos pakeitimui, o sekmadienis džiugins šventišką motinos dienos nuotaiką, smagiais susitikimais. Šaunių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kai vertėtų jums pasiraitoti rankoves ir netidėliojant kibti į darbus. Jaučio ženklų keliaujant Saulei, Jupiteriui, Uranui, tai metas, kai galite ženkliai pagerinti savo veiklą, pasiekti aukštų rezultatų. Savaitės pirmosiomis dienomis Venerai įžengus į Jaučio ženklą palanku ieškoti ir naujų geriau apmokamų veiklų bei finansinių šaltinių. Trečiadienį Marsas iškeliaus iš jūsų į Avino ženklą, ragindamas jūs realizuoti kilusius sumanymus, o taip pat darbus dažniau derinti su poilsiu. Ketvirtadienį ir penktadienį sieksite stabilumo, pastovumo, norėsis daugiau laiko skirti ne tik veikloms, bet ir dvasinio komforto namuose kūrimui. O šeštadienį tarp buitinių reikalų raskite laiko mėgstamam hobiui. Daugiau jo skirkite savo artimiesiems bei atokvėpiui. Šis laikas puikus draugystei, meiliai, gražių tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui. O sekmadienį malonia staigmena pradžiuginkite savo mamą. Daug meilės jums šią savaitę.